Šioje pamokoje pradėsime kurti ClickView aplikaciją. Sukursime duomenų pakrovimo scenarijų ir pakrausime duomenis. Pradžioje atsidarykime direktoriją, kurioje yra duomenų pakrovimo scenarijaus išeitiniai tekstai. Laikinai sumažinkime langą ir paleiskime ClickView programą. Jei naudojate bandomąją ClickView versiją, ekrane atsiras lentelė, kurioje turėsite pasirinkti, kad norite tęsti programos bandymą. Jei ClickView programos lange nėra matoma kūrėjo įrankių juosta, ją reikia parodyti. Tai galima padaryti komandą View, Toolbars, Design. Sukurkime naują aplikaciją. File, New. Ir ją išsaugokime. File, Save. Suteikime į pavadimą QVDemo. Kad atidarytumėt duomenų pakrovimo scenarijaus kūrimo langą, pasirinkite komandą File, Edit Script. Pradžioje prisijungsime prie duomenų bazės. Tai padarysime naudodami OLEDB prisijungimo tipą, paspausdami mygtuką Connect. Atsiradusią lentelę reikia pasirinkti duomenų tiekėją SQL Native Client ir nuspausti mygtuką Next. Duomenų šaltinio įvedimo laukelį įveskime tašką. Tai leis prisijungti prie lokalios duomenų bazės. Pasirinkime Windows NT Integrated Security saugumo lygmenį ir pasirinkime duomenų bazę Demo Database NIV 5-0. Patikrinkime, ar veikia mūsų prisijungimas. Taip jis veikia. Ir nuspauskime OK, kad išsaugoti prisijungimo parametrus. ClickView programa automatiškai sukūrė prisijungimo eilutę. Tęskime scenarijaus kūrimą, įkeldami paruoštus tekstus į scenarijaus kūrimo langą. Atsidarykime direktoriją ir pradžioj įkelsime prekių knygos scenarijaus dalį. Pasižymėkime ir nukopijuokime tekstą į buferį. Susikurkime naują puslapį ir pavadinkime jį prekių knyga. Ir įterkime tekstą. Pakrovimo scenarijaus skirstymas puslapis palengvina tolimesnę paiešką ir navigaciją. Įkelkime kitą lentelę. Tai bus datos lentelė. Nukopijuokime tekstą ir sukūrę naują puslapį data, įterpkime jį. Ta patį padarykime su lentele pirkėjas. Ir su lentele prekė. Su lentele padalinys atlikime tą patį. Ta patį padarykime ir su lentele vieta. Išsaugokime scenarijų nuspausdami mygtuką OK. Išsaugokime aplikaciją nuspausdami komandą File, Save. Pakraukime duomenis. Nuspausdami komandą File, Reload. Pakrovimo metu neįvyko jokios klaidos, reiškia, duomenys yra pakrauti. Pažiūrėkime, kokią gavome struktūrą. Vidinę ClickView struktūrą. Kaip matote, lentelė susikūrė ir buvo sujungtos pagal tokius pačius laukų pavadinimus. Dar kartą išsaugokime aplikaciją. Nuspausdami šitą mygtuką esantį įrankių juostoje.
Pakeiskime keleto laukų formatavimą, pasirinkdami komandą Settings, Document Properties. Aktyvuokime puslapį Number ir pakeiskime lauko data formatavimą į Date. Taip pat lauko diena nustatykim tokį formatą, kad jis būtų 2 ženklai su 0 priekyje. Taip pat suformatuokime ir lauką mėno bei savaitė. Išsaugokime pakeitimus nuspausdami mygtuką OK ir išsaugokime aplikaciją paspausdami mygtuką įrankių juostą Save.